liūtis ir tiesiog aplamai mane kiekvieną, kai aš kuriu kokį kūrinį, skulptūrą ar darau instaliaciją, vis vien kažkoks yra poveikis, kažkas inspiruoja tave. O liūtis mane paveikė tada, kai aš būdamas Zarasų miškų glūdumoj ir stebėjau nekailėjau, tiesiog kaip pila, kaip iš kibiro. Ir tada galvoju, kaip aš galiu būtent tą liūtį pateikti, gamtos šėlsmą pateikti savo kūriniuose. Ir tada sugalvojau, kad būtent maksimaliais savo lietaus lašais parodyti, kas ta liūtis yra. O tai maksimaliai tai čia yra jau peržengtos žmogaus fizinės galimybės. Kaip sakau, tokių, nežinau, aš pats taip spėlioju, bet aš kai žinau tą savo stiklinį pasaulį, stiklinius draugus, tai turbūt nežinau, ar Europoje kas yra darę tokio būtent lašelį tokio dydžio. Ir va tuo savo maksimalizmu parodau tą liūtį, auksinę liūtį.